Dabar tokiuose čempionatuose paprastai sakoma, kad reikia labai greitai užmiršti pergalės ir jau buvo prie tos dienos rungtynės. Tai užmiršote tą pergalę prieš Serbiją? Žinoma, mes jau džiaugiamės gal tik Rūbinė, jau grįžę pradėjom galvoti apie kitas varžybas, žinom, kad dar neužsigarantavę kelialapį į Kauną, taip mes esam, kaip pasakyti, patenkinti, kad išlošėm, bet tikrai neužmigę ant kažko, tai ruošiamės tvirtai kitas varžybas. Prancūzai jau turi kelialapį, ar tai palengvina kažkaip jūsų užduotį, ar pasunkina? Aš nežinau, manau, kad jie dar nepralošė ir norės tikrai kažką pralošti. Tuo labiau, kad žaidžia Lietuvoje. Nes mums irgi kaip iš dalies reikia išlošti būtinai. Nežinau, tikrai galvoju, kad bus kova ir tenksimės tiek jie, tiek mes. Šešios pergalės, sakykit, kuo ypatingas prancūzų žaidimas? Pirmiausia, tai manau, kad Toni Parkeris yra tiesiog nuostabioj formoje, tikrai tempia visą komandą, bet atletiška, greita komanda, gerai subalansuota ir kaip ir išlošia, kaip ir rezultatus rodo. O kalbant apie aukštumus, ar čia su serbais, iš tikrųjų teko nelengvau, kaip pasižymė tiek jėga, tiek gebėjimų pulti, kaip ką galėtum pasakyti apie Prancūzijos priekinį? Manau, Kirsičius tikrai yra aukštesnio lygio negu kuris priekinės linijos žaidėjas, bet čia nėra komandos su šaukmais, aukštaūgiais ar kažko, taip kad manau, ten tiek pat reikės dirbti, aišku, pagrindinis, kaip sakiau, Toni Parkeris, bet abu aukštėjų žmonės irgi yra gan geri ir stengsimės kiek įmanydami jiem irgi nedaug kvepuoti. Sakyti, iškritus Marijoną Budravičių, visi, tarkim, kalbėjo, kad atsirado skylė po krepšiu, tačiau Jonas Valančiūnas, na, šiaip viršė netgi žmonių lūkesčius, kaip tau pačiam atrodo, stebinti atrodo. Žinote, aš treniravau tai visą vasaros, nežinau, tai aš žinau, ką jis gali, jis jau tai rodė per kelias varžybas ir, nežinau, man tai nestaigmena, kad jis taip gerai ruošia, nes jis tikrai geras žaidėjas. Rodo, ką gali, užsivedė, užsidega, ir, manau, jam tas sekasi. Ar pagalvojat, kad šitas rungtynės gali lemti pirmasis vartus? Sąžininkai apie tai dar negalvoju, noriu paprasčiausiai išlošti varžybas ir stengiamės tikrai neskaičiuoti nieko ir nežiūrėti per daug į priekį, žingsnis po žingsnį. Mačas su Serbija buvo, galima sakyti, geriausios Lietuvos lygos. Sakyti, ar patys jaučiat, kad ta forma yra netoli piko arba pačiam piko? Nežinot, jaučiasi viens kitas šiek tiek labiau pradėjom suprasti tikrai, bet patys šnekėjom, kad dar darėm daug vaikiškų klaidų, iš kurių jie įmetė gan nemažai taškų ir kaip bebūtų, mes praleidom 90 taškų savo krepšį ir kad, manau, dar yra kur tikrai tobulėti ypač gynybai ir ar mes pasiekę, nežinau, laikas parodys, tikiuosi, kad ne ir rodysim dar geresnį krepšinį ir paprasčiausiai gerinti. O kur yra tie dalykai gynyboje? Kaip dar ją pagerinti, nes iš esmės laiko praėjo daug ir atrodo, gynyba turėtų būti daug maž gera. Žinot, aišku, priklauso su kurio komanda, kaip žaidėjai, vienai komandai pasirenkam vieną taktiką, kitai kitą. Nežinau, kur gerinti. Gerinimas yra, agresyvumas, nusiteikimas, nežinau. Taip kaip ir puolime būna dacedas labiau ir gynyba taip pat. Nežinau, bandom gerinti, dar labiau agresyviau gintis, kabintis, nežinau. Yra taktiniai dar dalykai, kurie, aišku, treneris kiekvienom varžybom numato juos ir pabėgęs metu kažką. O kaip manai, svadų puolėknių kokį rinktinį demonstravo matės su serbais, ar būtų galima įveikti visus varžovus, nepaisant gal ir silpnesnės gynybos? Nežinau, su tokiu puolimu, manau, kad kai mes lošėm su ispanais, jų puolimas dar geresnis buvo. Neįmanoma, jeigu geriau nepradėsim gintis. Ar sutinkate su teiginiais, kad Prancūzija yra praktiškai Parkerio komanda ir jeigu Parkeriui neina, jie neturi šansų? Iš dalies sutinku, kad jisai tikrai yra pagrindinis žaidėjas, kuris visą ten tikrai, kad ten tikrai yra labai daug aukšto lygio ir gerų žaidėjų. Paprasčiausiai gal jis daugiau kūrintis žaidėjas ir kitiem ir savo ir jisai vis tiek siela tos komandos į Serbiją. Sakykim, su Serbija buvo užduotis išjungti Kirstičių su Teodosičiu. Čia yra kažkokia grandis, kurią reikia du žaidėjus, tarkim, Parkerį atjungti nuo ko? Ne, čia labiau yra viena Parkerį atjungti ir duoti kitiem žaisti. Ar kuris nors žaidėjų rytoj gal švęs gimtadienį? Nežinau, tikiuosi visi.
nežinau, kuriam besisektų, manau, tai mums reikalinga tik pergalė, jeigu kažkam gimtadienis mes. Ko bus reikalinga.